Sveikučiai! Šiandien kiek kitoks video, tai kepu šoninę savo savadarbėje kepsninėje, naudodamas ąžuolines malkas. Kiekvienas iš mūsų turbūt turim mėgstamus prieskonius, tai man visada pagrindas yra druska, pipirai, česnakai. Ir šį kartą šiek tiek dar paeksperimentuosiu, tai kartais norisi kažko kitaip ir naudoju tokį itališką prieskonių mišinį, kurį gavau dovanų, kuris skirtas iš esmės makaronams, bet pagal savo sudėtį tikrai tinka mėsai. Aš visada renkuosi šoninę su odą ir dažniausiai tai tiesiog odą pačią padruskinu. Šį kartą tiesiog patį padėklą pabarstau druska ir ant jo padėsiu mėsą. O jau pačią šoninę tada įtrinu prieskoniais. Tai kad geriau tie prieskoniai priliptų, pridedu šiek tiek garstyčių. Skonio to garstyčių tikrai nesijaus, tiesiog labiau prilips tie prieskoniai, nes jie yra stambus. Ir jeigu nieko nedėsi, tai tiesiog labai nubyra. Prieskonių dedu daugiau dėl to, kad ilgai jos nemarinuosiu, tai tiesiog kelias valandas pagulės šaldytuve ir iš karto kepsiu. Per naktį galima irgi marinuoti, bet šoninė, kadangi turi sluoksniais riebalus ir mėsą, tai prasimarinuoja ten iš kraštų labiau, o giliai vis tiek trūksta tų prieskonių. O rūkinsiu šoninę šį kartą savadarbėje kepsninėje, ne kamade. Ir prieš tai jau bandžiau ant grotelių rūkinti žuvį, labai gerai gavosi. Ir bandysiu šį kartą šoninę pasirūkinti. Dedu kaminą anglių. Anglis yra labiau tam, kad užsidegtų mediena, o pats rūkinimas bus ąžuolo malkomis. Tai šita kepsninė, lyginant su kamadu, turi ir privalumų, ir trūkumų. Vienais atvejais tai gali būti privalumas, kitais atvejais trūkumas. Šiuo atveju yra daug skylių aplinkui visur, tai tie dūmai jie pakankamai pasišalina per visus plyšius, bet dėl to malkos nuolat dega, atvira liepsna praktiškai ir gaunasi visiškai kitoks skonis. Toks, sakyčiau, būdas labiau artimesnis amerikietiškam barbecue, kur jie ten viską rūkina savo tuose dideliuose bačkose, kur degina malkas. Tai čia irgi dega malkos, ugnis yra irgi netiesiogiai po mėsą, o šalia. Tai sakyčiau, principas labai panašus, tik aišku, konstrukcija visiškai kitokia. Taip kažką rūkinant reikia tiesiog nuolat prižiūrėti, tai nėra tai kaip kamade, kad užkūriau ir palikau ir po kelių valandų atėjau ir vis tiek ten viskas dega toj pačioj temperatūrai. Čia reikia nuolat prižiūrėti, nuolat pridėti medienos pagaliukų, mėsą tą pačią apsukti, pavartyti, nes karštis yra tik iš vienos pusės, bet malonus užsiėmimas, sakyčiau. Šiaip rūkinant tokiu būdu nėra taip, kad labai ten tų daug malkų sudeginama, tai šiuo atveju man užteko kokių 8 pliauskų ir tikrai viskas išsirūkino puikiai. Mėsą aš rūkinu, kol vidinė temperatūra pasiekia apie kokią 70-80 laipsnių ir po to dar ją dėsiu į foliją, kad pasiektų vidinę temperatūrą virš 90 laipsnių ir mėsa taptų minkšta. Tai ne tik svarbu laikas pats rūkinimo ar ta vidinė temperatūra, kiek ten tų laipsnių, bet esmė yra, kad viskas pasidarytų minkšta ir lengvai prasidurtų su kokiu aštriu daiktu, termometru ar šakute ir tai užtrunka tiek, kiek užtrunka. Paskubinti šito proceso nelabai pavyks, nes kitaip mėsa tiesiog susvils arba perdžius ir tai užtrunka dažniausiai apie kokias 4 valandas kamade ir čia maždaug panašiai užtrunka, gal nebent kokiu pusvalandžiu ilgiau. Vaizdas ir kvapas, aišku, jau yra puikus, bet dar reikėtų ją truputį mėsą tą pakepti ir toliau jau nebenoriu jos čia džiovinti ant grotelių, laikas dėti į foliją. Toks rūkinimo būdas tikrai turi savų ir privalumų, ir trūkumų. Tai trūkumas, aišku, kad reikia nuolat prižiūrėti ugnį ir nėra taip, kad kaip kamada tiesiog nustatyti temperatūrą ir pamiršai. Bet privalumas yra gaminamo maisto skonis ir kvapas yra tiesiog unikalus, nepalyginamas ir su kamadu, ir su kažkokiam kitom kepsninėm. O ir pats ugnies kūrenimas yra savotiška meditacija, tai reikia tiesiog apsišarvuoti kantrybę. Toliau mėsą vynioju į foliją ir įvyniodamas dar pridedu šiek tiek sviesto prieskoninio. Jisai ten turi savyje petražolių, šiek tiek pipirų ir viską suvynioju ir dar laikysiu kepsninėje, kol mėsa suminkštės galutinai. Na ir šitas galutinis etapas man užtruko šiek tiek ilgiau negu planavau. Tai kažkaip galvojau, kad užteks valandos, bet prireikė ilgiau laiko ir gavosi taip, kad tiesiog sutemo. Tai jau ko gero valgyti šiandien per vėlų, bet paragauti būtinai reikės.
Kaip jau minėjau, laikas arba temperatūra nėra čia pagrindinis rodiklis jau šitame etape. Reikia tiesiog sulaukti, kol mėsa pasidarys minkšta ir lengvai prasidurs su termometru arba kažkokiu peiliuku ar šakute. Ir tai atsitinka tada, kai tiesiog atsitinka. Tai šį kartą užtruko ilgiau, bet mėsa pati pasiekė virš 92 laipsnių temperatūrą ir viskas jau išsitroškino. Tai nuėjęs dar šiek tiek palaikau, kad truputį pailsėtų ir bandysiu paragauti. Bet ką iš karto pastebėjau, tai kad tikrai prarado nemažai drėgmės ir tas gabalas mėsos buvo gerokai didesnis, kai jį uždėjau ant kepsninės, bet viduje mėsa tikrai yra sultinga, puikiai išsitroškinusi, puikiai yra riebalai išsitroškinę, tai tikrai labai geras kepsnys gavosi. Beje, tos itališkos žolelės puikiai tinka mėsai ir nesvarbu, kad ant jų parašyta makaronams, tai tikrai dar ne vieną kepsnį bandysiu su jomis kepti. Ir bandysiu kitą kartą turbūt žuvį daryti, nes labai geras skonis yra. Skanaus ir iki kito karto.